Laisvė nėra paimama lengvai ar padėta ant lėkštelės. Dėl laisvės reikia kovoti. Sveiki visi. Šiandien minime Laisvės gynėjų dieną sausio 13-ąją. Laisvę atgavome 1990 metais kovo 11-ąją. Tačiau rusų agresorius su tuo nesutiko ir nuolat grasino. 90-ųjų metų pabaigoje buvo aišku, kad Maskva imsis karinių veiksmų prieš Baltijos šalis. Todėl iš visos Lietuvos didesnėmis ar mažesnėmis grupelėmis važiavo žmonės į Vilnių saugoti parlamento, saugoti mūsų laisvės. Tai buvo laisvės gynėjai. Vienas laisvės gynėjas atvyko šiandien į Plungės viešąją biblioteką. Mes jį pasikvietėme tam, kad papasakotų, primintų mums tos laikus. Jis yra Plungės miesto garbės pilietis Viktoras Vaitkus. Gerbiamas Viktorai, ką jums reiškia laisvė? Kodėl, kada jūs supratote, kad reikia būti laisviems? Labą dieną, mėly žiūrovai. Ką reiškia žodis laisvė? Laisvė man pasirodė besimokinant 1972 metais. Mokinausi Kaune, Kūno kultūros institute ir gegužės mėnesį įvyko Kaune toks incidentas didelis, kur susidegino jaunuolis Romas Kalanta. Ta jo žūtimi labai susidomėjo visas Kauno saugumo organai, ir kurie norėjo paslėpti tą įvykį. Kadangi mes kaip studentai išgirdom, kad jie norėjo palaidoti Romą Kalantą po pietų, deja jie apvylė, apgavo mus, kad nebūtų didelių riaušių, jie tą laidojimą atliko iš ryto. Tai mes nuvykę į laidotuvių vietą, nieko nebradom, tai tada patraukėm į miesto sodą, kuris randasi prie Centrinio pašto rūmų. Nuvykus tenai, mūsų laukė didelės policijos pajėgos ir taip pat armijos specdaliniai. Taip mūsų laisvė, man laisvė pasirodė, tai labai žiauri. Buvom apsupti iš visų pusių, skaitėsi jaunimo sodelis tenai, kur Romas Kalantas susidegino, ir apsupo mus visus, ir būtų atrodo viskas pasibaigė, bet kadangi jaunimas te pradėjo reikalauti laisvė Lietuvai, laisvė lietuviams, tai daug kam nepatiko iš buvusių pareigūnų, ir prasidėjo mažos riaušės. Iš mažų riaušių gavo didelis riaušės, tai aš nuo to ir supratau, kad už laisvę reikia kovoti. Ir tada praėjęs kiek metų visiems teko vykti į Vilnių. Buvo sunkus laikas, kadangi Tarybų sąjunga nenorėjo paleisti Lietuvos iš savo gniaužtų. Ir 1991 metų sausio 12 dieną į namus atvyko mano kaimynas Juškevičius Juozas ir sako: Viktorai, važiuojam į Vilnių ginti Seimo. Nieko negalvodamas, nieko mečiau visus savo darbus ir iš karto
nutariau vykti į Vilnių. Į Vilnių mus išleido 4 valandą, tas buvo šeštadienis. Į Vilnių išleido mus Anapilį išėjęs Antanas, Sąjūdžio pirmininkas Antanas Lapukas. Jis mums įdėjo ir duonos įdėjo, ir konservą įdėjo, galvoju, kad mes čia vykstam kaip į frontą, kaip kur. Bet nieko, iš Plungės tuo momentu išvažiavo 2 autobusai. Ir dar noriu priminti, kad visas tas dienas, kai prasidėjo tie prie Seimo budėjimai žmonių, kasdieną iš Plungės išvykdavo mažiausia po 2 autobusus kiekvieną dieną ir grįždavo atgal. Taip ir mum išėjo. Išvykom 4 valandą nuo Plungės Švento Jono bažnyčios ir nuvykom tiesiai prie departamento. Ten buvo masė žmonių su plakatais, buvo girdimas gražios dainos, tada dainavo, atrodo, visa Lietuva. Į tą pačią prisijungėm ir mes. Buvo kažkur Vilniuje, mes buvom apie 9 valandą ir mes irgi turėjom savo muzikantą, kuris groja su akordeonu ir linksmai pasiekė Vilnių. Taip pat skambant mūsų akordeonui, dainavom, kai kurie žmonės šoko, linksminosi ir nieko nenujautė, kad bus kažkas tokio žiauraus, kas įvyko. Tai jūs čia buvote, atsiprašau, čia jūs buvote prie parlamento? Taip. Pradžioje. O toliau parlamento gynėja gavo skambutį iš bokšto, sako, kad prie bokšto yra mažai žmonių. Tai mes to iš karto savo žmonės susirinkom ir susėdę į autobusus, savo 2 autobusus ir nuvažiavom prie bokšto. Nuvykę prie bokšto buvo irgi taip pat. Niekas negalvoja nieko, kad čia bus kokios didelės tokias riaušės, bet įvyko, kas įvyko. Mes ėjom paprasčiausiai, buvo ūkanotas vakaras, ėjom, degė, kai kur laužai degė, bokšte buvo budinti žmonės, kurie žiūrėjo televizorių, mes ėjom aplink, vaikščiojom, irgi žmonės lūkuriavo, dainavo prie laužų, buvo linksma, kaip visada, atrodo, tą vakarą ir ankstesnius vakarus dainavo visa Lietuva, tiek Plungėj dainavo išvažiuojant, tiek atvykus į Vilnių, visa Lietuva dainavo. Nu tai vakaras ėjo į pabaigą ir gaunam iš parlamento gaunam žinutę, bokštas gauna, kad iš šiaurės miestelio link televizijos bokšto pajudėjo tankai ir šarvuočiai. Nu tai mes iš karto mus informavo taip pat ir pradėjom, nieko mes neturėjom, ne mes kokių, tik turėjom, aš asmeniškai turėjau skirti nuo Lietuvos, ten kiti žmonės irgi taip pat. Nu, kai išgirdom tą naujieną, tai iš karto apjusiam bokštą, tik iš žmonių, gyvos eilės, kokią galbūt 10 eilių aplink bokštą. Ir mes kaip visados ten prie sienos patraukėm moteris su mažais vaikais, kurios buvo ten mažesnis vaikais, o mes vyrai atsistojom priekį, aš pats kaip sakiau, su lietsargiu ir susikabinę rankom. Nu, ir tas panašiai, tai buvo iki 1 valandos buvom, dainavom ir pagaliau girdim, kad kažkas tokie pasigirdo 3 šūviai, tankų šūviai buvo 3.
Tai supratom, kad jie jau artėja prie bokšto. Nu, artėja prie bokšto, laukiam, nieks niekur nesitraukia, nė žingsnio. Ir tada, o mūsų autobusas buvo pakalnė paliktas, kas yra buvęs prie bokšto, tai žinau, kur ten pakalnėlė yra, į ten pastatė autobusus, mūsų autobusas stovėjo, ir dar daugiau autobusų stovėjo. Ir tankai pravažiavo, tanketės pravažiavo pilnos kareivių ir apsiautė visą bokštą. Mes, kaip sakiau, nesitraukėm niekur ir jie, kai išlipo, tankai paleido didžiausius dūmus, dūmai, kad nebūtų matyt, kam būtų daug maž, kaip sako, žmonių, nieko. Ir tuo tarpu galvojom, ką mūsų supa, per tvoros pradėjo šokinėti. Galvojom, kad čia kareiviai kokie nors šokinėjo, o pasirodo, kai išgirdo tos pagalbos šauksmus čia Vilniečiai, tai Vilniečiai gyvenantis šoko per tvoras, kas ką galėjo ir atbėgo pas mus irgi taip pat. Stoja šalia mūsų, šalia bokšto ir laukiam, kas dėsis toliau. Išlipo kareiviai, ir kelią pastojo, aš negaliu pasakyti, kas ten buvo toks, bet ten buvo mūsų Lietuvos pareigūnas, kaip supratau jis. Ir ten pradėjo eiti ta armija, kareiviai ten ant bokštų ir tas mūsų pareigūnas sustabdė, sako, jūs niekur neikit, taip jis tikriausiai pasakė, kad niekur neikit prie bokšto. Bet kadangi jų vyresnysis iš dalinių kirto jam sušauto buožę į galvą, tas nuvirto ir buvo duota komanda paimti bokštą. O mes tada stovėjom ir šaukėm savo. Lietuva bus laisva, Lietuva lietuviam ir taip toliau. Šūkiai skambėjo visą laiką. Žiūrim, kad artėjo prie mūsų, aš pažiūrėjau tiksliai laiką, tai buvo ataka prasidėjo 01:45, be 15:02. Ir tada, o prieš mus buvo atvažiavę tankai apsiautę visą bokštą. Tankai ten, aš bijau pasakyti, kiek, bet buvo daugiau tankų. Į to tarpu pasigirdo tankų šūviai. O mes stovėjom gal kokią 10 metrų nuo tanko. Pirmos eilės vyrai kaip stovėjom. Ir mus ta oro banga išvertė iš kojų mus. Tokiam, keletą sekundžių mes pargriuvom. Ir to man, kai mes pagriuvom po šūvių, tie kareiviai pradėjo pulti bokštą. Imti. Nu ir keletą sekundžių mes, kol prasiblaivėm truputį, pakėlėm, aš žiūriu, tokia moteris gulėjo šalia manęs, paėmė pakėlėm, sako, ponia, ar jūs paeisit, ar jums palydėt iki gatvės, ten gatvė buvo gal už kokią 500 metrų buvo. Sako, ne, aš neįsiu, bet aš čia pravedžiau, tarp tankų pravedžiau ir toliau tie kareiviai pradėjo mėtyti įvairius sprogmenis mums po kojų. Laidė ir pradėjo šaudyti iš automato į langus. O kadangi ten buvo, kaip sako, žinot, bokštas kokio aukščio yra, kiek ten yra, ir pradėjo byrėti garą, kad buvo tokia užtvara, kad tie visi stiklai krito ne už žmonių, bet ant stogelio tokio. Ir taip išvengė traumų tie žmonės, kurie stovėjo prie sienos. Bet mum, kur stovėjom pirmieji, mūsų nieks negailėjo. Ėjo su buožėm, daužė, su šautuvais, stumdė viską, kas iš kojų, kas iš rankų, kas sakau, ten tiesiog nuotraukų daug yra. Nu ir mes, kaip sakant, jie pateko į tą bokštą, o mūsų bokšto gynėjai ten buvo pasiruošę sutikti tuos kareivius su vandens srovėm,
kaip sakant, tokias vandens patrankos buvo pasiruošę. Bet įvyko kaip įvyko, mes pažiūrėjom, kur tos mūsų yra vandens patrankos, dėja jų nepastebėjom, nes ar jie pamatė, kur kas yra užsukta tas vanduo, ar kas nors gal iš mūsų, kas nors užsuko, kad nebūtų tos vandens atakos. Nu, tai vat, taip jie įsiveržė į vidų, o kas ten viduje dėjosi? Nežinom nieko negalim, bet žiūrim, kad pirmas aukštas užgeso šviesą, reiškia paimtas jau ir pirmas. Taip, antras aukštas irgi paimate, bet kova vyko ir lauke prie televizijos bokšto. Žmonės nieko nepasidavė, neklausė, o tie armijos daliniai, specarmijos daliniai, jie nieko nesaugo, nei vaikų, nei nieko, kas kur ką. Mes bandėm stabdyti tankus su rankom, bet čia nebus jėgom buvo. Ir tai matėm, kad vienas žmogus ir prispaustas tanko prispaustas, sakom, kad pavažiuot atgal, ten į rusų kalbą kalbėjom, kad atgal patraukė tanką, tai šiaip ne taip padėjo, patraukėm tą žmogų ir buvo gabenami žmonės į gatvę, kur gatvėje važiavo daug greitųjų mašinų, greitos pagalbos mašinų. Tai mes ten nešėm vieną, nunešėm, kitą nunešėm, tai koja žaizda, tai ta žaizda, tas ir ten apačioj, priėjau, žiūriu, teko pamatyti, žiūriu, kad guli du mūsų, buvo nušauti žmonės, tikriausiai mane taip nušauti buvo žmonės. Aš pakėliau paklodę, pamačiau, kad du guli ir vien žodžiu, ir vėl užklojom. Ir tada, ir vėl gelbėjom tos žmonės, buvo labai daug sužeistų. Jeigu, kaip teikia informacija, ten buvo žuvusių apie 700, sužeistų buvo apie 700 žmonių. Tai vat, kiek reikėjo gabenti į ligoninės su greitosios pagalbos mašinom. Ir be žmonės antiek buvo drąsūs, kai parvažiuoja tankai, dar papildomai atvažiavo. Tai žmonės užlipo ant tanko su vėliava ir ten plevasavo, antiek tokie buvo drąsūs, kaip sakant. Ir toks vienas incidentas vyko irgi, mes įkėlėm vieną sužeistą ir žiūrim iš apačios, vėl kyla tankas, kitas tankas parvažiuoja, vėl galvojam, čia jie važiuos tiesiai per tą greitą mašiną, važiuos greit pagalba, įsiganda vairuotojas iššoka iš greitosios, mes ten šalia irgi šokam ir tas tankas važiavo ir privažiavo, aplinka važiavo tą greit pagalbą, o mes galvojom, kad jis važiuos tiesiai. Atsidarė laukutinės duris ir tas sužeistas žmogus, kur galėjo, išlėkė visas tas pultas, kaip sakant, vadinant pultas, bet jis liko gulėti. Tai aš pabaršinau į duris, sakau su savo skėčius, sakau, darykit, tas duris uždarom ir važiuokit greičiau čia nes tankas dar vėl parvažiuoja. Nežinai, kuris važiuos tankas, kuris ar tiesiai važiuos, ar aplinka važiuos. Tai mes tą žmogų įstūmėm, uždarėm durelės, vairuotojas iššoko staigiai ir nuvažiavom nuo bokšto. Ir toliau vėl grįžom, vėl prie bokšto grįžtam atgal, vėl sužeistų, tai tas, koja sužeistas, tas kraujas bėga, žinot, masė žmonių. O tame tarpe ten buvo, reikia manyti, kad buvo dar ir daug KGB darbuotojų buvo, irgi, kurie buvo persirengę, kurie kaip sakant, neigiamai žiūrėjo mus, irgi jie kažkaip tokie nebuvo ištikim mūsų lietuviai. Ten kaip sakant, buvo tik KGB darbuotojai buvo apsirengę civiliai. Ir vėl tas pats. Ir vėl pasigirdo šūviai, tankų šūviai, vėl keli žmonės ten iškrito iš kojų.
taip nuo tauro bangų. Ir bandėm stabdyti tus tankus, bet žinot, tokia Atsiprašau, o masė. pats nenukentėjote? O taip pat aš išmirau kartą iš karto. Kai stovėjom priekį, mes priekį, kai buvo ta pirmoji banga, kai buvo, tai sakau, man buvo sprogęs ausies būgnėlis sprogo. Jo, iš to. Kadangi ten buvo atstumas didelis ir kad tankai tie, kur šuo tankai, mūsų autobus pravažiavo, tankai, kai pravažiavo, tuo tarpu pasigirdo šūvis. Ir mes turėjome, palikę ir arbatą, termosus, kaip sakom, buterbrodas, viskas buvo. Kas buvo ten, po visko, jau ką paėmė bokštą, ten 6, 7 aukštą, išmetė mūsų trispalvį, išmetė, jau sakom, jo bokštas yra paimtas, viskas jau supratom taip. Ir mes traukėmės atgal. Ir prasidėjo vėl toks baisumas pradėjo. Mes stojom, kiek žmonių stovėjom, neeinam nuo bokštą viskas. Tai tie sugalvojo, aš praminėjau tankų šokį. Jie užkūrė tankus, vėl užkūrė ir pradėjo aplink bokštą visi važiuoti. Plėstis, plačiai plėstis, kad vienu žodžiu prie bokštą nebūtų toliau, prie bokštą, taip ratu. Ir mus privarė prie pat ten, buvo tokia vėluota tvora. Ir paskui ant galo dar buvo 3 palvės, kabėjo ant tos tvoros. Ir paskui pradėjo tie kareiviai, aš bijau, ten iš tikrųjų šovinių šaudė, ką jie pradėjo šaudyti žemę. Tai iš to automato mes galvojom, kad jie viskas bus į mums jau čia pat. Ten žemė putojo nuo tų kulkų, tokio varpimo tokio. Šaudė ten kelias minutės šaudė, kad mus nuvaryt nuo bokšto. Ir mus nustumė nuo bokšto. Kai nustumė, į to iš karto nuėmė vėliau nuėmė, mūsų trispalvę nuėmė. Ir tada pasigirdo, ten būsimo komendantą Vilniaus miesto buvo paskelbta, kad Lietuvos žmonės prašom skirstytis. Ten buvo tas naujas komitetas, buvo įsteigtas naujas komitetas ir prašė skirstytis ir eikit namo. Bet mes niekur neėjom, buvom ten ir kad paskui vėliau pamatėm, kad šalia buvo daug gyvenamųjų namų ir žmonės tokie pasirodo visi geranoriški, atidarė visi duris, kas nori buterbrodą, kas nori... Tai čia jau buvo paryčiui, ne? Jo, paryčiui čia tas buvo. Bet tada dar čia, viskas gražu, viskas taip, bet mums reikia važiuoti, kaip sakant, grįžti prie savo autobusų, grįžtam prie savo autobuso, žiūrim, kad mūsų autobusas stovi visas autobusas, mūsų sudaužytas autobusas. Jo, be stiklų, jo, be nieko. Nu ką, ir paskui renkam savo žmonės. Žiūrim, į vieno žmogaus nėra mūsų nieko. Paskui moteris buvo pasiėmus savo sūnų, savo Viktorą, mano sūnaus nėra. Eik tu į bokštą, žiūrėk, mane stumė. Eik, Viktor, eik, būk geras, eik. Aš irgi toks, žinot, ten einu prie tvoros ir šaukiau tą berniuko vardą, šaukiau, bet jis neatsiliepė nieko, bet jis iš antros pusės parėjo, atrodo, mama sutiko savo ir viskas. O paskui dar toks vienas pažįstamas, irgi laukiam, čia autobuse nėra, ką darysim dabar. O tas žmogus sutiko pažįstam giminaitį Vilniuje irgi. Ir jis išėjo su to giminaičiu, išėjo į svečius. Pasisvečiuoti. Mobiliųjų tada nebuvo? Jo, o tada nebuvo mobiliųjų. Nu, aš tą noriu paskui pasakyti, kad vien žodį. O tada mano, čia žmona Vilniuje, mes kaip Vilniuje buvom, mano žmona pamatė per televiziją, kad žuvę žmonės tokie, jau sąrašėlė turėjo daug maž keletą žmonių.
Ir, Jūsų žmona laukia jūsų namuose, plungiai. jo. Mhm. Ir tame tarpe pamatė, kad yra Vaitkus B. Mhm. Žuvęs ten buvo. Mhm. Nu, tai žmona pagalvojo, kad jau Tai čia jau buvo 13 dieną, ne? Jo, 13 rytas buvo. Rytas. Buvo, kaip sakėt, jūs nebuvo nei mobilų telefono, nei nieko, nebuvo nieko, neturėjom nieko. Mhm. Bet sakau, o O tai tėvynė. kaip jūs išvažiavote su tokiu sudaužytu autobusu? Tai visiems, sakau, Dievas yra, geriems žmonėms padeda. Mes, nu ką, nėra stiklų, nėra termosai sudaužyti, viskas yra, kaip sakant, ten užkandam, kas savo turėjom įsidėję. Ir įvažiuojam be stiklų. Mhm. Įvažiuojam, link departamento važiuojam. Ir toks žmogus eina kažkaip, jis tiesiog pamatė, toks sutapimas buvo. Jis sako, sustokit. O tas žmogus pasirodo, dirbo autotransporto įmonė Vilniuje. Mhm. O kaip jau, nei pavardės, nei vardą. Sakom, jūs nuveškit mus prie Seimo rūmų, nuveškit tenai. Mhm. O aš tą autobusą grįšiu į tą autotransporto įmonę, Mhm. sudėsim stiklus Mhm. ir tada jūs parvažiuosit namo. Nes šalta. Galbūt, jo, galbūt. Taip greitai sudėti stiklus. Nu, bet, čia mes išlaukėm visą vakarą, jo. Tai jūs visą 13 dieną išbuvot Vilniuje? Jo, Mhm. jo, visą dieną aš buvom Vilniuje. Nu ką, vėl atėjom prie departamento vėl. Žmonės meldėsi. Žmonės tiesiog, aš atsakau man pačiam. Buvo žiauru. Mhm. Žmonės net ant Vilniaus stogų, ant Vilniaus namų Mhm. pasilipė taip, tiesiog buvo. Ir Sarjotska vis medės. Nu, ir kažkas vėl pasakė, kad vėl išvažiavo iš šiaurės miestelio, išvažiavo tanketės ir tankai. Ir vėl žodžiu, ir vėl mes, nu, ten moteris visos ant kelių irgi. Niekur nesitrauksim, niekur būsim čia prie Seimo būsim. Bet jie ten apačią važiavo, aš nuo Vilnių tiek aš manau, bet per apačią ten pro pedagoginį institutą pravažiavo, Mhm. toks buvo išgąsdinimas mūsų ir jie vėl grįžo į Dalinį, kur jie nuvažiavo, bet toks buvo, tai tada dar profesorius Landsbergis sakė, kas norit, galite eiti namo, nereikia aukų, bet nieks neėjo. Mhm. Nu ir mes paskui matom, kad čia kažkas organizavo, kad reikia apjuosti Seimą su armatūrom, kaip sakant, kad laisvai, jeigu pultų Seimą, kad laisvai nepaimtų tą Seimą. Ir ten šalia Seimo vyko statybos, tai mes kiek buvo ir kiek galėjom, iš to namo pradėjom nešti armatūrų grotas, ten tokios gal 3-6 metrų ilgio, gal didesnės, gal mažesnės. Tai aptvėrėm Seimą. Kiek galėjom, kiek leido mūsų jėgos, kiek buvo tos armatūros ten sudėtos, nešim, dėjom. Ir paskui, nu, sakom, kad jau reikia rinktis. Reiks važiuoti namo. Mūsų autobus atvažiavo vairuotojas. 13 vakare. Jo. Nu, ir kaip sakant, jau po to tą darbą atlikę, dar mus ten pavaišino, jie mus pavaišino, dar tiesa ir arbatėlis ten buvo vėl. Na visur tokį jautėm ant širdies gerumą, kad tiesiog kokie gerų žmonių buvo. Jo, tai jūs turbūt labiau jautėte tą tokį draugystę, tokią bendrystę žmonių, negu kad baimė ar abejonės. Ne, nebuvo baimės. Nebuvo. Nebuvo baimės. Jautėm, atrodo, yra.
Aš suprantu, labai jautru yra. O jūs tuo metu dirbote statybos technikume mokytoju. Taip. Jo, kaip kolektyvas, kaip... Ne, kolektyvas, man pravažiavam atrodo, Laukiu jūsų. kaip didvyrė, jo pravažiavam atrodo bedai. Jo, tai jūs iš tikrųjų esate didvyriai. Jo, bet mes nebuvom didvyriai, buvom paprasti žmonės. Nu vis tiek, be nieko, be ginklų, stoti prieš tankus. Ne, tai sakau, čia tas, Tai tikrai yra didvyriškumas. Jo. O štai toliau čia dėl tos sveikatos sutrikimo, o būgnelis buvo priešas ir tada buvo iškart pirmom dienom buvo pristatyti apdovanojimui. Aišku, daug žmonių, tada daug žmonių buvo verti. Tai aš matau, kad jūs atsinešėte čia savo apdovanojimus, parodykite, prašom. Čia vat yra mūsų taip sausio 13 medalis yra. Na, aš irgi skalbas atrodo, kad reikia visiems žmonėms duoti medalės, visiems žmonėms, bet kai ten nutarė, kaip sakant, kurie žmonės nukentėjo, pirmiausias tai žmonėms rūpimas. Bet po metų visi, kas dalyvavo, daug buvo apdovanota, tokias medalės daug buvo apdovanota ir vėliau buvo išleistas sausio 13 ženklas, kadangi čia yra 13, viso žuvo 14 žmonių, tai čia yra kiekvienam jo, po kryžiuką. Ačiū Jums labai už pasakojimą, kad atėjote, kad papasakojate. Iš tikrųjų, ne visi žino, ne visi paskaito, galbūt ir ne visi. O reikėtų žinoti, kas vyko tada ir kodėl čia yra ta laisvės diena tokia svarbi mums. Ir baigiant, aš noriu Jums perduoti žodį, kad Jūs pasveikintumėte visi su laisvės diena, su sausio 13 ir Jūsų palinkėjimai. Aš noriu ypatingai kreiptis į mūsų jaunimą, kad tą datą reikia būtinai neužmiršti. Vėliau man teko dirbti ir mokykloje, buvo 5 vidurinė mokykla, buvo toliau Pasidona, ryto mokykla Pasidona. Kiekvieną sausio 13 degdavom žvakates visoje mokykloje ir kad tas būtų nepamiršta, nes žuvo 14 nikom nekaltų žmonių, tokie jauni, aišku, buvo tas labai sukrenčiantis toks dalykas, bet laisvė nėra paimama lengvai ar padėta ant lėkštelės. Dėl laisvės reikia kovoti. Aišku, ne taip kovoti, kad žūsta žmonės, bet be to galbūt neišeina paimti taip laisvės, kaip buvo Lietuvai, kaip buvo ir kitose valstybėse. Taip pat kiekvieno kova reikalauja aukų. Tai aš norėčiau, kad jaunimas šitą datą turi būti įrašyta amžiams įrašyta. Ir norėčiau, kad paskaitytumėt knygą. Čia aš galvau, knygą prisimenu, o 91 metų knyga išleista yra. Tai čia nuostabus žmonių prisiminimai, yra garsių žmonių, ir kunigai, ir kaip sakant, ir užsienio žmonės, kurie pripažino Lietuvą tuo laiku iš karto pirmieji ir taip toliau visi. Prašau, kad būtų kiekvienoje mokykloje, kad būtų įtrauktas, reikia manyti, kad yra įtrauktas į mokymo programą
apie 91 metų sausio 13 įvykius. Ačiū. Tiek.